Kauno krepšinio mėgėjų lygos 40+ grupės mažajame finale policijos krepšininkams užteko vieno kėlinio susikrauti triuškinamą persvarą, o ją išlaikyti medalių siekusiems pareigūnams nebuvo pernelyg sunku. Policija pakartojo pernai metų pasiekimą ir iškovojo bronzos medalius. Pirmajame kėlinyje vangiai startavusi Serkstalekiečių ekipa paleido varžovus į priekį, o po 10 žaidimo minučių komandas jau skyrė triuškinantis skirtumas. Antroje rungtynių pusėje Serkstalekiečiai pavijo policiją, bet pareigūnai situaciją greit stabilizavo ir šventė pelnytą pergalę. Mes turim keletą tikslų, iš tikro medaliai labai svarbu visada. Trečia yra, kaip sako, prizinė, laimėta, viskas tvarkoj, visą sezoną gerai ėjom. Manau, kad iš šito turnyro gavom irgi ir patys, ko reikia mum, nes turim iš tikro, kaip policija, tai turim iš tikro savo dar tikslų daugiau, turim policijos čempionato finalą dabar, tai manau, kad dalyvavimas pernai davė gerus rezultatus ir manau, šiemet būsim čempionai policijos, tai čia susižaidimo dalykai visi yra turnyras. Per vėlai turbūt stojom į zoną, truputį nervavomės, porą pagrindinių žaidėjų galbūt nebuvo arba nebuvo sveiki, galim sakyti. O šiaip tai šaunu, čempionatas neblogas, baigėsi. Provincijos komanda, Lekėčių komanda, Lekėčiai Serksta, vis dėlto irgi Kaune, Kaunas krepšinio meka, o mes sugebam kaimų komandą, sakykim, su Ringaudai susikooperavę atstovauti. Tai yra šaunu, daugiau reikėtų, kad provincijos komandų būtų, kad įsilietų į žaidimą. Šaunu, buvo geras čempionatas, ačiū Navickui, ačiū visiems, kurie palaikė mūsų komandą ir varžovus, aišku. Veteranų 40+ lygos finale Patvanka susidūrė su lygiaverčiu varžovu, perėmusiu čempionų taurę į savo rankas. Vaidos Stygos vedini Neveronis veteranai po atkaklios kovos pirmą kartą šiame sezone rezultatu 96-94 privertė pasiduoti Patvanką. Atkakli kova vyko nuo pirmųjų iki paskutinių rungtynių akimirkų. Atėjus lemiamoms rungtynių minutėms, aikštėje atmosfera įkaito iki maksimumo. Vaidos Stygos rezultatyvus reidus link krepšio leido sukaupti 4 taškų persvarą. Paskutinę ataką rezervą turėjusi Patvanka privalėjo surinkti 4 taškus, tačiau Brazdausko 20 metimas skirtumą tik sušvelnino. Visas žaidimas susideda iš smulkmenų. Šį kartą pas mus jų tų blogų smulkmenų buvo mažiau. Jie nepataikė, mes pataikėm, iš to visas žaidimas susideda. Labai gerai pakovojo Styga dėl kamuolių su Staugaičiu, pasiėmė nemažai kamuolių pradžioj. Buvom sustoję vienu momentu ketvirtam kėliny, čianais kaip gaudinėjom, o paskui pataikė, baudą sumetėm, Staugaitis sumetė baudas gerai ir rezultatas. Jie nepataikė, mes pataikėm ir laimėjom. Kiek jau apkalbėjom su komanda, daugiausiai pritruko ir tokių pačių rungtynių daugiau per sezoną. Mes faktiškai tokių rungtynių daugiau ir neturėjom, vienintelės. Priešininkai, jeigu matėt, žiūrėjot viską, 3 pagrindiniai žaidėjai atėjo tik ant finalo pažaisti. Jie reiškia dar žaidžia kažkur kitur, tikrai geroj formoje. Mes žaidžiam tik čia ir neturim tolygių savo priešininkų. Naudingiausių finalo žaidėjų tapo net 58 naudingumo balus surinkęs Neveronio aukštaūgis Vaidas Styga. Čempionų titulą žaidėjas padėjo iškovoti pelnydamas 37 taškus, atkovodamas 19 kamuolių, bei atlikdamas 3 rezultatyvius perdavimus. Džiugios nuotaikos, aišku, perrašius istoriją, kadangi pirmą kartą dalyvavom mes, nes anksčiau šitoje amžiaus grupėje anksčiau dalyvavom jaunesniai. Kaip sakant, laikai keičiasi. Noras laimėti turbūt. Čia gynyba, puolimas turbūt rezultatas pasako. Iš esmės, aišku, turbūt gynyba galėjo būti ir geresnė, bet yra kaip yra. Kaip jau tapo įprasta, po rungtynių komandos bei žaidėjai buvo apdovanoti taurių bei medalių komplektais. Naudingiausi krepšininkai atminimo statulėlėmis. Kauno krepšinio mėgėjų lygos partneris restoranas Sinivartai komandoms prizininkėms įteikė piniginius čekius.